Laidą Vienam gale kablys remia Nemus, katerių centras Kaune. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Neatsibodom mes dar kaip? Ne. Atsibosim šį kartą, nes mes tęsime savo išvyką su Evaldu lydekų sezono medžiokliai ir šį kartą kitas vandens telkinys ir šį kartą visai kitos idėjos. Šį kartą pamatysite woblerį prieš gumą. Gal ne taip stipriai sakyti reikėtų. Bet bandysim pasižiūrėti, kaip gausa. Pasikeisim, ar ne? Pabandysim, tu parodysi daugiau tvičio, aš pabandysiu gumą, pakalbėsim apie tvičingą, apie woblerius, apie masalus, kaip pravesti, kokie reikalingi įrankiai, žodžiu, pakankamai daug informacijos, vėl mėtymas, jokio laivo, tiesiog mėtymas, ieškojimas žuvies ir tikėjimas, kad šiandien mums pavyks taip pat gerai kaip praeitą kartą. Metriuką, kad iššausim. Galim išvažiuoti. Gerai, pažiūrėsim, gerai, plaukiam žiūrėti, kur gyvena žuvis. Yra? Yra. Aikt. Žuvis. Galų gale. Yra žuvytė, wobleriuko. Kapsidinioja. Tvičingiuko, kaip fainai. Kapsidė. Greičiausiai, kad nors pridantų, bet čia kaip dabar sufiliuoti yra biškelis. Bet graži žiūrėk, wobleriuko fainas. Superinė. Oi, graži žuveliokas, fainas. Su pirmai pauga. Sveikinu galų gale. Galų gale, sumaldėl, gal jau pramuš pagaliau. Gal jau sako, pramuš pagaliau. Pokš palei valtį. Gal mažytė, kūns didelis. Opa. Bet graži. Žie priris kažko. Taip jau. Čia jau kanučio čia nepageidaujam. Čia kokia kuoja didelė susigrūdus konkrečiai. Sako galva, nediškė. Jo, kūnas gražus, didelė žuvis. Sveikinimai, bravo. Bėgsim. Gerai, laikė? Jo. Bėgs, sako greitai, jau tėdė. Aš mėčiau, viską mėčiau. Mes normaliai čia vėl tokias 1,5 valandos nuo starto neturėjom nei kibimo. Mėtėm. Gerai. Atkankinomės. Mėtė. Tas paėmė ir pagavo visiems. Pažiūrėkit, kiek čia pasiječia tų woblerių. Aš tikiuosi šiandien Evaldą prakalbinti apie woblerius. Aišku, jeigu jisai papasakos apie visą šitą dėžę, tai čia be variantų, tada laida baigsis. Nes dėdė kalbėti, tai moka, viskas gerai. Bet kaip fainai, kažkaip jau taip. Jo, sunkiai, labai sunkiai. Mato žmonės, kas žuvauja lydekas, mato, kad čia darosi visiškai štilius, karšta. Vanduo užterš žiedadulkėm, prabandėm ir stambesnėm, ir truputėlį mažesnėm gumom. Jo, pabandėm labai daug. Dabar jau tokioj nevilty, sakau, vis dėlto grįžtų prie woblerio temos. Nes kas įdomiausia, jis sakė, gerai sakėt, nuo 12 turi čia pradėti kibti, dabar po 12 kaip tik pažiūrėjau 15. Grįžomas iš remontų, toks ant popiečia, kaip sakyti, tai bandysim. Bandysim toliau dirbti. Tai Evaldai visieną wobleris ir castingas tavo turbūt. Mėgstamiausias variantas, ar ne, castingų valdyti woblerius? Taip, vis tiek yra, ne šiaip savo sukombinuoti ir pačių amerikiečių ir japonų kūrėjai, kurie yra. Tai būtent į rankos pasijimims, balans pačią spinningą. Jeigu geruos gamintojai žiūrėti, tai
spininginių variantų nieks neturi twitchingui, nu tiesiog nieks neturi. Ar japonų, ar amerikiečių, net nesuvokiam jiem dalykai yra. Kaip paprastas pinigų. Jo, nes nu, yra visiškai kitoks metims, aišku, jų laivai kitokie yra, bet jie pasimė, nu, gražus iš apačios metimuks, vėjais netip įtakoj, mes kai su spininginiais metamės, dažniausiai mes Kilpa tokia, jo. Tai vartas tie woblerį mūsų, nu, žodžiu. Plus jūs fluorokarbono galite gaudyti. Su spininginiu tai jau labai sudėtinga, nes jisai daužasi žiedelis priekint ir, nu, metimai ten. Tai esu ne kartą bandęs, tai jau baisi. Tai žodžiu. Aš dar lieku prie gumų, nes va, man pridėtas visas kalnas. Dabar supratau, gal pabandysiu aštresnės spalvas. Jo, dabar jau. Nes pagalva, kas matosi, tai nelabai čia fainai to žiedadulkės. Gal pramušim. Yra vėl? Taip. Eik, savo. Nesvarbu. Svarbu, kad kibimas yra. Labą dieną. Labą dieną, Zelionkė. Bet dargi toks, Dievas, ne? Kaip su gom viskas. Jėzu. Negadinsi sietą. Va, kokia fainė. Suvetas salto. Tik tai. Papa. Ir iškiukas vis viena, aha. Čia seras? Ne. Čia- Čia beveik 4 metrų gilė, tai čia pointeris papras. Šimtukas, aha. Va. Tai terliokį su lydeka mes čia apžiūrėsim. Prašom, paleidinės. Galim? Nu, tai visi. O, ja, Tėtau, kad žinotum. Kanelys. Nu, antra žuvis. Ir vis viena. Iškaliukas, tokį kraftą, panteriukas. Vidurį dieną. Nu, Saulutė. šaunalis dėdė. 2-0. Yra. Toli paėmė, žinok. Žinai, smagi, kaip balstelė. Aš tai buvau pasiilgęs po tavo tų 2 žuvų, nors vieną kibimo. Žinok, nereikės gal. Tavo flora garbonas, kelintas, apa! Silkė, net nesujudėjo. Matai, stresiuką gavo. Galų galėjai ir aš, bet žiūrėk, kur sėdėjau ką? Ta patį ką ir tu, ryškalo. Ryškalo. Gerai? Filin ryškalo. Matai, čia Jo. šakiuks sugebėję. Kažkar. Aš dar pasilieku prie gumos. Bet čia. Netyčia, kad daktarą nereikėtų kviesti man kaip praeitą kartą, ne? Va, kokia žuveliokas. Nu visiems smagu, veikla sukasi. Prašau plaukti. Visą gerą. Vaja, tai gau. Atsigaus, va, šiek. Jauns organizmas. Jaunas organizmas. Nu ką, pirmą žuveliukus turim. Visai gerai. Nu gerai, ta tavo pirma visai. Okei, jau visai pirma. Aš tikiuosi, kad mes kai pratęsim žuklės sieną, turi kažkas keistis. Matas, kad ir oras po truputį keičiasi. Aš tikiu, kad bus dar čionai žvejyba. Žiūrėk, kaip mes ir praeitai laidoj matė, kad turėjom problemų su elektronika, ar ne? Tai tu buvai Nemus Marino serviso, kol aš ten vaikštinėjau viską. Tai aš taip suprantu, kad ne tik minikotas, ar ne, kurio mes turėjom problemų, bet ir elektronika, viskas, kadangi pas juos viskas vietoje, ar ne? Jo, jie kaip yra oficialūs atstovai yra. Nu, Nemus Marine tai parduotuvė, tik salon, sakykime, yra, bet, nu, užsim didmen, jie visam Pabaltijai, Lenkijai, Ukrainai, Kroatijai, Čekijai, nu tai iš tikrųjų didžiulė kompanija, tiek žvejybinis reikmenim, tiek elektronika. Turi servizą savo, turi nuostabų meistrą, kuris tikriausiai Europoje geriausiai yra. Nu, nuvažiavom, reikėjo truputėlį patvarkyti, ką mes ant vandens negalėjom, 10 minučių užtrukom, kol dar kavot pavaišina, žinai. Nu tai
Iš tikrųjų, čia labai svarbu, žmonės kartais neįsivertina tokią dalyką, kad servės kaip ir sumašina. Jeigu tu negali jo sutaisyti ir stovi, tau jinai kažkur numes ir tu ieškai per skelbimus. Negali judėti. Jo, negali judėti. Tai šį čia lygiai taip pat. Mes norim čia į dabar viską sutvarkyta. Ne už mėnesį, kad kažkas atsiųstų, išsiųstumėm, atvežė padėję ar nusiuntė, jau kito dieno praktiškai būtų sutvarkyti, išsiųstą atgal. Nu, tai kosmos. Super, tuo labiau, kad aš mačiau, kad pas juos kaip tu sakei, ir visi humibridai minikotas ir akumuliatorius gali keistis visus lyčių. Jo, lyčia 3 gamintojai pardavinėjom ir tokį kaip Rebecel, Energy Research, dar vieno kažkokį brandą. Žodžiu, šiais laikais viską vienoje vietoje, ar ne? Totaliai. Laivas prekiauja, visko, ko atvažiavo ten. Viską gali susikomplektuoti. Noriu ta. Gerai, viskas, pasikalbėjom, jūs pasilsėkit, mes pradėsim netrukus antrą dalį. Pažiūrėsim, kaip seksis, oras keičiasi, aš manau, kad į gerą pusę. Viltis atgimsta. Nes mes pagavom 3 žuvus pagavom iš karto, o prieš tai 3 valandas, 2 valandas nieko visai neturėjom. Tai susitiksim po pertraukas ir žiūrėsim, kaip bus. Sveiki sugrįžę, žiūrintais laidą Vienam gale kablys, gaunu 2-1 nuo voblerių. Biški. Tai va, žiūrėkit, kiek jis turi tų gumų. Kaip man išsirinkti ant tos, kurios aš turiu pagauti? Tau ryškios pateu. Ryškios, nes viskas kol kas buvo ryškavo. Jo, vienareikšmiai. Tai gerai, vėl stosim, ieškosim žuvytės, galvosim, kaip ją pagauti ir pradedam antrą mūsų laidą. Nu, tokia siena, graži žuveliuokas, ką? Oi, pasaka. Dėdė. O, graži, super. Vobleriai labai graži žuvis. Pagaliau! Bet sakiau, žinok, matai kaip kerta. Nemačiau. Taigi biški tokį tik, jie neėjo koks 5 metrų 6. Ir tu, jo, ir jau tuk, vėl tas pats, žinai, kaip su gom, kažkoks kosmos su jom. Nu, koks gražus vobleris. Citrinutė tokia, ką? Su dar raudonu taškiuku. Ir graži žuvis. Tuoj pamatys, tai aš einu matą sušlapinti iš karto. Mato. Va, graži. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Graži. Sveika, ne, tokia? Gražiai pavalgius mergaitė, gražiai. Dam. Va, 90. Nu, graži, 90 jau graži žuvis. Opa. Nu, gerai, tu pagal savo, pavyzdžiui, tiek visieną jau tų lydekų prigaudęs ir prišaudęs dar gaus viena kitam ežerė į uodegą lydeka pažymėjimą, apie kurį mes pasakojom praeitoj laidoj. 16, taip. Dar reikia nufotkinti su tavo, ne? Jeigu galit. Su tavo ar su... Galit su savo, bet man, kad... Jo, persiusti tada tavo. Kad mes žinotumėm, kaip formos atrodo. Gerai? Dar aš porą padarysiu. Tai aš atvirsiu. Super žuvytė. Nereikia nieko judėti, jo paliekam, jinai tikrai atsigaus, judinam niekaip į deguonis padavimą nesuteik, vien tiesiog po adrenalino šoką iškelt pabas. Va, ir... Viskas. Nu, pasimailėt, kaip sakyti, su tą lydį. Greičiau duok, man aš irgi tokios noriu. Super.
Yra, žinau. Gera? Nu, nežinau, gerai, kalė tai liuks. Oi, neskubėk. Truktelė neblogai. Jeigu operatorius pakeltumės skytį, lieka. Nebus labai didelė, žinai. Ne tokia. Bet vis tiek taip kučiuk kažkaip buvo prarinkti. Nu, bet smagiai, ta, žinai, kai gauni tą bankę, tokia balding tokia. Žiūrėk, pradės dar siūsti. Gali būt. Ant šonų. Jo, gali būt, kad ir siūs. Jau pristabdžiu tokį, dėl visą piktą atleist. Sakai. Na, nežinau, mat aš kai greitai trauk visko. Aš irgi greitai traukiu, bet aš noriu, ne. Jis vau. Sako, kad stabdžiuko, jau jaučiu, kad čia. Bangela. Taip, žinai, kala kaip su galva, kaip arklys. O, purta galvytė. Nenori. Gerai. Eik, tu savo, durnu. Nu, negali būti tokia kaip tavo, didelė. Didesnė buvo. Eik. Iki čia kot, iki 140. Nu, žiūrim. Žiūrėk. Eik, tu savo. Yeah! Nu, beveik pabaigtuvėm gerai būtų tokio pasilikti. Eik, čia kaip fainai, super. Nu, matai? Aš jau buvau po jo tas didžiosios galvojau viskas, aš su guma nieko gero Per nepagavau. 5 minutės po tos Tu, mano, jo, tavo matot, paleidom ir- akivaizdžiai sukilo. Akivaizdžiai žuvis sukilo, jo, akivaizdžiai. Akivaizdžiai žuvytė sukilo, va. Masaliokas, bet va, irgi ryškus masalą. Nu, bet vanduo, nesimato nieko. Jo, vanduo tai. Papa, koks grožis, su masaliuku. Aš dar su meškelė. Puikiai. Super. Nu ir ką, pažiūrim ilgiai, ne? Jo, tai ilgs geras bus, tai gerai. Nu, ne tokia kaip tavo, Jo, bet vis tiek. Aš to Gerai? šiek turi gražiai. Dabar aš įdėsiu, pažymėsiu tinklę, kad sakysiu visą procedūrą greito. Net jau liniuotis nebetraukiam į šoną. Tokia jau mandrokį pasidarėm. Mandrokį pasidarė, mandrokį. Tuoj, saugok. Žuvytį Pauliau. Ledė. Mes norim jūsų galinės dalis. Sau tik neįsivaryti. Bus čia galinė dalis. Būsi pats pasižymėjęs. Taip, pažiūrim. Va, viskas gražiai. Jūsų žavis, jūsų paleidims. Oi, duokit man pirštinį, aš bijau visų šitų dalykų. Tai jūs tai užnugarytės jo taip gražiai. Nu. Meilį, va taip. Gerai, pabandysim eiti. Aš atsvariu. To pusę. Jeigu mano neįkasinai. Ne, žiūrėk, aš tau paleidu. Aha, labą dieną. Va taip gražiai mes jo. Oi, kokia. Va. Sveika, graži starulka. Ai, savo, visą gerą. Su visą energiją. Pasibuzokim. Nu, matai, kai aš įsibuzojau. Jo, patys vis dėlto. Matėt va šitas po Evaldo Lydekos, kai buvo. Praėjo 7 minutės, bam yra. Viskas, mes padarėm viską, ką norėjom. Net daugiau drįstų. Netgi daugiau Nuryta drįstų. taip, nenuryta, nupietų, sakykime, kai grįžom, tai taip netrodė. Nu, bet va, matai, Jo, viskas pasikeitė ir viskas savo padarė. Super. Ką, Valdukai, žiauriai gerai praleidėm. Jo, ir va, 2 laidos be jokių laivų, kad neįsivaizduoti žmonės, kad mes tik laivus mokame. Laivo, va, buvau užkabinės, tiesiog Pauliui norėjau biškelį parodyti, kaip galim kitaip technologiškai išnaudoti, ne žuvį ieškoti, seklumuose gaudėm, su laivu ne kažką ten nuveikti. Pamatyti mailiaus būdus. Jo, tiesiog va, žulynų tarps, kad pamatyti dar kažką.
Nu, buvo super, gerai. Oi, kaip gerai pasikeitė euriukas ir tos didelės žuvis. Įlėkė, buvo labai smagu, man su tavim patinka, mes visą laiką pagaunam kažką gražaus. Tai va, tai naudokitės mūsų žiniom, patarimais, aišku, stebėkite Evaldo YouTube'inius. Irgi nepraleiskit. Jo, apsilankykit mūsų Patreonas ir Contribui ir gerai leiskit laiką. O šiandien viskas, nei žvyno, nei debas, iki kitų susitikimų. Greitų. Tikrai taip. Būtinai. Iki. Laidą Vienam gale kablys remia Nemus, katerių centras Kaune.